Amžių amžius už 9 kalnų ir 9 jūrų buvo galima rasti žemyną, kurį žmonės dėl neaiškių priežasčių praminė Asterija. Čia, miško tankumynuose, visai gerai paklaidžiojus slypėjo mažas miestelis, kurio gyventojai savo dienas leido taikiai, galbūt net šiek tiek per daug rutiniškai, o gal ir tingiai. Iš to didelio džiaugsmo, o gal smalsumo, 3 jaunuoliai, miestelio gražuoliai, sumanė pakeliauti. Kelionės pradžiai miestelio kepėja jiem į krepšelius pridėjo bandelių, pomidorų, uogienės. Ir šie nutriksėjo į nuotykių kupiną kelionę po paslaptingą Asteriją žemyną. 100 mylių nuo miesto nuklydus nutiko tai, be ko neapsieitų ne viena kelionė. Pradėjo žemė slysti iš po kojų. Žinoma, tik perkeltine prasme, kadangi iš tiesų nieks ten neslydo. Vienam iš jaunuolių, Ilgakojis vardu, per samanas beeinant staiga tik šmakšt ir koja dingo. Gravitacijos veikiamas netrukus jau ir veido mielasis mūsų Ilgakojis vandenį bučiavo. Likusieji, net nespėjo sureaguoti, kadangi viskas vyko taip greitai, galėjo tik apstulbę stovėti ir šokti iš paskos. Tokios sėkmės net pavydėti derėtų. Ilgakojui prasmegus jis nučiuožė į vandenį ir prieš jo akis atsivėrė visiškai kitas pasaulis. Tai buvo senas, tikriausiai jau 1000 metų apleistas urvas. Visi kristalai švietė įvairiais atspalviais ir kiekvienas jų turėjo unikalią reikšmę. Jie tai sužinojo, atradę senovės magijos meistrų paliktą knygą, kurioje buvo aprašytos magijos paslaptys. Tyrinėtojai, įkvėpti senovės meistrų dienoraščių, nusprendė išmokti magijos. Ėjo metai ir pagaliau jie tapo galingiausiais magais Asteriją žemyne. Sukūrė savo didelį miestelį. Ant kalno pasistatė didingą magijos būstinę ir gyveno